Žurnalas Savaitė. Viskas, kas svarbu, įdomu ir naudinga. Paulinė Premium skalbikliai ir minkštikliai. Apsigaubk aromatu, kuris įkvepia. Čia laida Noriu dirbti. Turbūt pagal mano skrybėlę supratote, koksgi bus sekantis mitas. Ar iš tikrųjų statybose toks labai sunkus, purvinas ir juodas darbas? Ar naujausios technologijos iš principo keičia šią specialybę? Kadaise statybos reiškia rankas, pilnas dulkių ir akmenį, keliamą žmogaus jėga. Vėliau atsirado kranai, betonas, pirmieji mechanizmai. Darbas tapo greitesnis, bet vis dar sunkus. Šiandien statybvietė keičiasi. Skaitmeniniai brėžiniai, moderni technika, išmanios medžiagos. Ten, kur anksčiau reikėjo jėgos, dabar reikia žinių. Todėl verta paneigti dar vieną mitą, kad šiame sektoriuje dirbantys žmonės nuolat atlieka tik sunkų juodą darbą. Vis dažniau tai technologijų, sprendimų ir nuolatinio tobulėjimo sritis. Pristatome pirmąjį šio mito herojų. Sveiki, aš esu Almantas Šebanauskas, Eika Construction vadovas. Aš kartais vartoju tokią frazę, statyba yra kūryba. Tai ir statybos sektorius lyginai yra technologiškai dar nedaug pažengęs ir labai yra daug vietų, kur tobulėti. Dėl to, jeigu kalbant apie tai, ar inžinieriaus specialybė bus paklausi reikalinga, tai tikrai 100% taip ir manyčiau, kad ateityje bus dar labiau paklausi ir būtent šiai specialybei dirbtinio intelekto ten grėsmė mažiausiai grėsia. Nes statyba visi įsivaizduoja, kaip sakau, fizinį veiksmą, bet jeigu norim, kad statyba vyktų, sakykime, teisingai. Galbūt lengviau net, ne? Taip, būtent, jeigu mes gerai susiplanuojame, o planavimas, tas, kas yra labai dažnai pamiršta visi tą planavimo, projektavimo stadiją, jeigu mes gerai atliekame šitą stadiją, tada galime pasiruošti. Nemažai statybos keliasi šiuo metu į gamyklas. Gamyklose yra daromi prefabai. Ir visokie namukai daromi. Taip, ir tai padeda, sakykime, tiek užtikrinti kokybę, nes tai vykdoma po stogo, nes Lietuvoje vis dėlto žiemos turime ir žiemos metu negalime vykdyti darbų. Tai, sakykime, sąlyginai, turbūt tikslas ateityje ir bus, kad kuo mažiau statybos vyktų pačioje statyboje ir kuo mažiau valandų būtų skiriama pačioje statyboje. O man žinot, kaip atrodo? Taip. Labai gerai, aš jums pateiksiu tą klausimą. O man atrodo, kad kiek tų variantų alternatyvų besiūlytų naujausios technologijos, tai žinot, tas plytų namas, kurį stato mūsų tas įsivaizduojamas statybininkas, vis tiek yra pats patvariausias reikalas. Žinokit, atvirai pasakysiu, plytų mūrininkas yra nykstanti specialybė ir turbūt ateityje išnyks apskritai. Tai staigiai perkvalifikuojama. Nes tai yra fiziškai labai sunkus darbas ir iš tikrųjų, kaip sakoma, gal ir gerai, kad statybos sektorius transformuojasi, kad nebūtų tų fiziškai labai sunkių darbų. Tai kas padarys? Tai bus prefabai, bus kažkokie dideli gaminiai, kurie galės, dideli elementai, kuriuos tu sumontavęs pilnai. Ir dabar puikiai galima įvykdyti statybą ir labai greitai, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, mūsų mes vienam objekte, Rūdininkų objektai, kurį turbūt ir vyksite, 200 apartamentų namą galima nuo pamatų iki raktų įgyvendinti per 12 mėnesių. Keliaukime į Rūdininkus, ten, kur miško tyloje dygsta naujas miestelis. Pristatome dar 2 šio mito herojus, kurie dirba būtent šiame objekte. Esu Donatas Petkus ir esu šio projekto statinio statybos vadovas. Aš esu Agnė Blučinskaitė, statybos projektų vadovė. Tai statom Rūdininkų karinį miestelį, pirmą etapą. Virš 100 milijonų vertės projektas. Visą pirmą etapą esam suskirstę į 3 korpusus. Kas čia bus? Aš matau, kad yra aplinkui pristatyta namų gyvenamųjų, ar ne, kur jie gyvens? Tai čia turim, dabar kur mes vaikštam, tai jie vaikštam po 3 korpusą, tai iš principo yra visas technikos parkas. Tai technikos parke turim stoginę, garažus, remonto dirbtuvės, plovyklos pastatus, degalinę, ryšių salę turim.
Žodžiu, netrūksta pastatų, iš viso turim čia gal 18 statinių. Tai toliau turim administracinę zoną, tai ryšių kopa, brigados štabas, administracinės patalpos, sandėlys, amunicijos sandėliai. Ir turim pirmą korpusą, bet ten iš principo bus bendrabučiai, tai ten gyvens vokiečiai. Ten viešbučiai, kokie bendrabučiai? Aš mačiau, kaip atrodo ten gerai. Aš įsivaizduoju, kad čia yra labai daug darbo. Kiek naujausios technologijos padeda tose darbuose visose? Oi, naujausios technologijos mums labai padeda, nes mes turim ir daluksus, ir modeliavimus, ir skanavimus sokiausius. Tai matavimus vietoje su telefonais vaikštom, brėžinius žiūrim, jokių spausdinimų pas mus jau nebėra. Mes turim viską instaliuotą telefone, planšetiniuose kompiuteriuose. Tai brėžinius vartom vietoje telefoną, nes telefoną visi turim. Tai vietoje pasižiūrim, pasimatuojam, projektą pasitikrinam ir tas procesas pats vyksta greičiau, nereikia parbėgti mums atgal į vagonėlį, atsispausdinti, pasiimti kartu. Mes viską vietoje žiūrim telefone. Pristatome dar vieną šio mito herojų. Sveiki, esu Gintarė Užkalnienė, EIKA Construction projektavimo skyriaus vadovė. Norėjau pasakyti paprastam žiūrovui, bet čia turbūt man pačiai nėra aišku, kas yra BIM sistema. Tai anksčiau visi brėžiniai projektų būdavo 2D aplinkoj, tiesiog papiriniai brėžiniai, papirinių brėžinių rinkinys, o dabar visa ta informacija atsiduria 3D modelyje. Tai yra visos projekto dalis braižo jau 3D ir sudeda į tą 3D modelį visą informaciją ir tas modelis tampa pastato informaciniu modeliu, iš kurio įmami jau ir brėžiniai, ir kiekiai, ir vaizdas, ir galima spręsti ten ir matyti susikirtimus, netitikimus, trūkumus projekto. O gali būti taip, kad aš ar teisingai suprantu, kad jūs galite labai daug žmonių, architektų susijungti ir būti toje sistemoje ir matyti realiu laiku viską? 100% ir ne tik architektų. Taip. Mes ten vienu metu galim susijungti ir architektai, ir inžinieriai, ir konstruktoriai, ir lauko projektuotojai. Ir viską matot labai tiksliai. Ir viską matom labai tiksliai, tą, ką sumodeliuojam, tą ir matom. Projektų suvaldymui, tai vat labai gera programa yra Dalux, kurią naudojam. Joje talpinami visi tiek modeliai 3D, tiek brėžiniai, tiek visa komunikacija, grafikai ir taip toliau. Ir visi tiek statybų komanda, tiek projektuotojų komanda, tiek užsakovas gali vienu metu lengvai pasiekti visą informaciją. Tai mes ten ir dalinamės informaciją ir vieni kitiem užduotis teikiam, pastabas rašom, galim atsakinėti, komunikuoti, tai palengvina labai visą projekto valdymą, tiek iš projektavimo pusės, tiek iš statybų, nes visi matom vienoje vietoje, kas vyksta, kokie klausimai, kas išspręsta, kas neišspręsta. Tai yra oficialūs duomenys, kad 2030 metais ES trūks daugiau kaip 2 milijonų inžinierių. Mes turime savo įmonėje pavyzdžių ne vieną ir kai žmogus gali padaryti pabaigęs universitetą su teisingom vertybėm, su teisingu požiūriu į darbą, gali padaryti karjerą nuo asistento iki statinio statybos vadovo, projektų vadovo, didžiausių projektų per 6-7 metus. Tai karjera nuo iki. Po 3-4 metų jūs gali vadovauti eiti kažkam departamentui, po metų dviejų, po 10 metų gali vadovauti įmonė. Mano pačio pavyzdys, aš po 11 metų nuo paprasto meistro tapau direktorių. Pristatome dar vieną šio mito herojų. Sveiki, esu Elinga Šukienė, EIKA Construction personalo ir integruotos vadybos sistemos vadovė. Tai kas tada darys tos darbus, kuriuos darė tas žmogus, statybininkas, ar ne, tos sunkiausius darbus? Šiai dienai statybų sektorius gana stipriai auga ir tuo pačiu auga ir darbuotojų poreikis. Šiandien reikia specialistų. Specialistų, ar ne, būtent reikia? Specialistų, statybos darbų vadovų, statybos statinio vadovų, inžinierių, bet lygiai taip pat turime poreikį ir kvalifikuotų darbininkų, betonuotojų, mūrininkų. Bet kvalifikuotų ir vėl, ar ne? Tačiau yra svarbu ir
darbuotojai, kurie dar tik pradeda karjeros savo kelią. Šiandien yra svarbi ne tik patirtis, bet labai svarbu ir darbuotojų požiūris, motyvacija, kiek jie nori mokytis, kiek nori prisimti atsakomybę ir tuomet gali augti. Tas žmogus, kuris pradeda nuo nulio, jis bet kokiu atveju dirbs tą sunkiausią darbą, ar ne? Jų reikia šiai dienai, bet perspektyvai reikia labiau kvalifikuotų specialistų, ar ne? Taip, tai būtent labai svarbu, kad prisijungtų darbuotojai savo karjeros pradžioje, jau nuo praktikos ar tai asistento pozicijos, kad jie norėtų, kad jie uždavinėtų klausimus, mokytųsi, kartais ir klystų, ir iš klaidų mokytųsi. Ir būtent... Namą statant gal geriau, ne? Bet taip ateina patirtis. Tai labai svarbu noras, motyvacija ir tikrai tada yra suteikiama galimybė darbuotojams augti. Šiame sektoriuje augantį darbuotojų poreikį rodo ir tai, jog ši įmonė jau dabar ruošia patogias ir estetiškas patalpas, skirtas ne tik esamiems darbuotojams, bet ir būsimiems komandos nariams. Mitas paneigtas, kad statybų sektorius vien sunkus fizinis darbas. Keičiantis technologijoms, procesai lengvėja, tačiau norint augti, būtina nuolat mokytis. Žinau, dabar pasaulis labai mažėja, sakykime, būdamas gerų inžinierių panašiai, tu gali be problemų Europoje darbo rasti ir tai yra tikrai ateities specialybė ir tikrai kviečiu rinktis tą specialybę. Eikime į sekantį mitą. Pakalbėkime apie Lietuvos kelius. Ir vėl klausimas. Na nejaugi jūs tikite mitu ir tikite tais, kurie vis bamba, kad Lietuvoje keliai yra prasti? Keliai atsirado labai seniai. Iš pradžių tai buvo tiesiog žmonių ir gyvūnų praminti takai, vedantis prie vandens, maisto ar kitų gyvenviečių. Didžiausią įtaką kelių plėtrai turėjo senovės Romos imperija. Romėnai tiesė tvirtus tiesius kelius iš akmens sluoksnių, kurie kai kur išliko iki šių dienų. Viduramžiais keliai buvo prastos būklės, dažnai purvini ir nepritaikyti intensyviam judėjimui. 19-20 amžiuje atsirado modernūs keliai su asfaltu ir betonu, kurie tapo pagrindinę transporto infrastruktūrą, o tiltai atsirado kaip sprendimas kirsti upes ir kliūtis. Iš pradžių jie buvo mediniai ar akmeniniai, vėliau tapo sudėtingomis inžinerinėmis konstrukcijomis iš plieno ir betono. Na, o mitą apie Lietuvoje kelių būklę bandys paneigti pirmasis herojus. Labą dieną, aš esu Gytis Šimanauskas, dirbu Kauno tiltuose mechanizatoriumi. Gytis Kauno tiltuose dirba jau 20 metų, todėl puikiai prisimena, kokios technologijos buvo anksčiau ir kokios naudojamos dabar. Per šį laiką pasikeitė ne tik darbo įrankiai, bet ir patys standartai. Kartu ženkliai pagerėjo ir kelių kokybė. Pasak jo, kalbos, kad keliai vis dar blogi, dažniau yra seni gandai, neatitinkantis šiandienos realybės. Čia, kai diena nuo nakties skiriasi, seniau būdavo, taip, atsisėdi kaip per tą filmuką Napalauk Ričiagų ir kai su pianinu ten jais groji, kėdutė metalinė tokia, už nugaros tepalinis radiatorius, žiemą vasarą, žiemą nešyla, vasarą per karštas. O tai dabar mandrai viskas. O dabar prašom, kabinai, kilimukas, batus nusiauni su koinytėm, klimato palaikymo kontrolė, kameros, viskas susėdi savo. Naujausia mūsų technologija tai 3D sistema darbui reikalinga, į kurią įvedus projektą ir matai ir aukščius, ir nuolydžius, sluoksnius visus darbo. Ir kai tu judini kaušą, viskas atsispindi ekrane ir viską atvaizduoja centimetrais. Ir tiesiog, jeigu patyrusios rankos gali ten iki centimetro viską padaryti. Gyti, o ką tu manai apie tą mitą? Lietuviai vis sako, kad Lietuvoje keliai yra labai prasti. Blogai dirbate, mažai gal dirbate, Gyti, kad tie keliai tokie prasti? Šypsena veidė iš karto.
mažai dirbi. Mažai ilsimės, mažai miegam, sakykim, taip. Visi galvoja, kad va, atvažiavo, nufrezavo, asfaltą paklojo, įvažiuojam. Dėl ko lūžinėja asfaltas? Dėl to, kad prastas pagrindas. Kad normaliai padaryti kelią, kuris atlaikytų visą apkrovą. Tai labai daug darbų. Turi ir asfaltą nufrezuoti, pagrindą iškasti, padaryti atitinkamą kampu dugną. Ta dugną, jeigu reikia sutvirtinti, drenažus, viską, tada smėlį, žvyrą, skaldą, tada tik tai asfaltą. Tai jūs ne gumą tempėt, ne? Oi, tą gumą tempti, čia nėra kada. Kauno tiltų kolektyvas dirba tam, kad atstumai mažėtų, o žmonės būtų arčiau vieni kitų. Kad galėtume lengviau pasiekti tuos, kurie yra svarbus. Nes transporto infrastruktūra ne tik betonas ar asfaltas. Ji pirmiausia apie žmonės, apie rytinį skubėjimą, savaitgalio kelionės pas artimuosius ir susitikimus, kurie keičia gyvenimus. Pristatome dar vieną herojų. Esu Giedrius Zaturskis, dirbu įmonėje Kauno tiltai. Ir esu darbų vadovas. Tai žmogus, norintis pas jūs dirbti, ar ne, jisai privalo turėti kažkokį tai techninį jau išsilavimą, inžinerinį kažkokį, ar jisai gali ateiti nuo nulio ir pradėti pas jūs siekti karjeros? Darbininkas kelių, nereikia išsilavinimo, gali tiesiog ateiti žmogus. Jūs būnat šalia, viską parodot ir viską išaiškinat? Viską išaiškinam, viską parodom, apmokiname. Gerai, o profesionalas, pavyzdžiui, kas tai tokie yra? Profesionalas tai tikriausiai turėtų būti mechanizatorius, tai čia būtų ekskavatoriaus operatorius, ilgastrėlio operatorius, sunkvežimio vairuotojas. Kauno tiltų bazėje yra mechanikai, jau kurie padeda, viską išaiškina, parodo, leidžia susipažinti su technika ir tiesiog reikia kantrybės, bet viskas išmokstama, viskas padaroma. Mano labai negraži šukuosena, gal galite man paskolinti savo skrybelę? Labai vėjas pučia. Prašau. Duokit, aš užsidėsiu jūsų skrybelę. Aš suprantu, kad jūs labai rūpinatės darbo sauga, ar ne? Ir kiekvienas pas jūs turi būti su darbiniais batais, su šalmais, ar ne? Čia vienas pagrindinių dalykų, kas jūsų darbo aikštelėje yra privalu. Taip, privaloma būti su šalmais, kaip minėjot, su darbo apranga, su darbo avalynė, nes žmogus turi būti saugus, turi būti aišku, kad apsirengęs, kad juos matytų ryškiai kelyje. Pristatome dar vieną šio mito herojų. Aš Ramutis Jonavičius, dirbu Kauno tiltuose, esu kelininkas, kelio darbininkas. Jūs visus tokius aukštus į Kauno tiltus priema, žiūri pagal ūgį, kad būtumėt kuo aukštesnis, ne? Ne visus. Yra mažesnių. Įmonė aktyviai kviečia jaunus žmonės rinkti šį kelią, bendradarbiauja su mokymo įstaigomis, siūlo praktikas ir stipendijas. Tai viena didžiausių transporto infrastruktūros ir energetikos statybos įmonių Baltijos šalyse, veikianti daugiau nei 75 metus. Aš suprantu, kad nuo kolegų tavo, ar ne, kaip jūs sutarėt, koks yra komandinis darbas, priklauso, kaip jūs viską padarysit? Nuo vieno niekas neįvyks, nes nuo vienas nepadarysi to projekto, objekto, nes daug labai priklauso nuo pačios komandos. Tai gerai, tu, pavyzdžiui, padarys savo kelią, ką ten reikia truputėlį, kitas padarė savo kelią truputėlį. Vis tiek gaunasi visos komandos darbas, kad ir vienas labai didelis darbininkas bus ar ne, nieko nepadarys. Nes didžiausia dalis yra daroma tik su komanda darbų. Vienas labai mažai... Lauke ne karys, ne? Taip, labai geras, tinkantis pasakymas. Lauke ne karys. Ir aš suprantu, kad prie tam tikrų projektų dirba ne visą laiką ta pati komanda, ar ne? Nes tie projektai skiriasi labai, būna taip? Kiekvieną dieną vis skirtingi darbai, visa kita būna, bet patys projektai, objektai gan panašus. Gal paskiau su metais visą kitą jie tobulėja po biškį, bet panašus iš dalies. O, pavyzdžiui, ką jūs darote, jeigu nori, pavyzdžiui, studentas ar ne, kuris mokosi universitete, kur yra ruošiami kelininkai, nori atlikti pas jūs praktiką, jūs mielai priimat? Mes mielai priimame. Aš pats atėjau čia į tiltus, įsidarbinau,
atvykęs iš praktikos. Atlikau praktiką ir tada mane pakvietė čia toliau dirbti. Tai mielai priėmė studentus, kurie yra motyvuoti, nori dirbti, nori išmokti, nori toliau pratęsti savo žinias apie kelius. Ir kas aš suprantu, kad jeigu jums trūksta būtent kelininkų, ar ne, tai jeigu ateina tas studentas, yra galimybė jau po praktikos ir pasilikti darbuotis. Yra galimybė visada, jeigu, kaip sakyt, atitinki kriterijus. Aišku, viskas yra išmokstama. Čia nėra taip, kad ateini viską žinodamas. Ne raketų mokslas. Jo, bet vis tiek, reikia įdėti pastangų. Reikia parodyti, kad tu nori čia dirbti, nori stengtis, nori toliau, kaip sakyt, siekti karjeros. Siekti karjeros, jo, jeigu nori tobulėti. Visur reikia darbo įdėti. Tikrai nėra taip, kad ateisim čia va. Ir nestovėsi su ta šiupelė visą dieną atsistojęs, ar ne? Reikės tikrai dirbti. Visur yra darbo, reikės įdėti pastangų, bet viskas tvarkoje, viskas išmokstama ir viskas bus gerai. Šiandien ypač svarbu žmonės, kurie visą tai kuria – kelių ir tiltų inžinieriai. Tai profesija, kuri leidžia ne tik statyti, bet ir matyti prasmę. Tavo darbas tampa kasdienio žmonių gyvenimo dalimi. Tai, kas mūsų keliuose buvo prieš daug metų, keičiantis technologijoms, ženkliai pasikeitė. Todėl ir mitas, kad Lietuvoje visi keliai duobėti, jau seniai nebetitinka realybės. Dėkojame savo draugams. CV Online – tai ne tik darbo skelbimų portalas, bet ir stiprus personalo paieškos, atrankos ir įvertinimo paslaugų teikėjas, kuris stengiasi būti geriausiu partneriu darbdaviams, ieškantiems darbo ir darbuotojams.